partija, tai yra pirmoji politinė taryba, kurios metu mes svarstysime ir po kurios valdyboje rinksime mūsų pirmąjį kandidatą į Respublikos prezidentus, taip kad tikrai šis renginys neišvengiamai yra mūsų partijai istorinės politinės tarybos renginys. Tada pradėsime mūsų kandidatų prisistatymus. Patvirtinti kandidatą Giedrimą Jeglinską. Aš džiaugiuosi šituo sprendimu, tvirtai tikiu šiuo žmogum. Dar kartą dėkoju jums visiems ir nuo šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad mes turim geriausią, stipriausią kandidatą į šalies Respublikos prezidento poziciją. Stoviu prieš jūs atvira širdimi, su sveika doze optimizmo bei giliu tikėjimu Lietuvos ateitimi. Tikėjimu, kad saugi Lietuva gali būti ir turtinga Lietuva, kurioje turėtų jaustis saugus kiekvienas. Gyvename dabar geopolitinio nestabilumo laikais, kai išorinės grėsmės yra visai šalia. Gyvename tokioje geografinėje platumoje, kur nesirūpinti savo saugumu yra pragaištinga. Užduokime savo paprastą klausimą. Kaip galime veiksmingai padėti Ukrainai, kitoms terrorizuojamoms demokratijoms, jei nesugebame padėti patys savo ir nedovanotinai vėluojama kurti saugesnę Lietuvą? Aš atsinešu Lietuvos kariuomenės discipliną, globalią ekonominę darbo patirtį, vakarietišką bendradarbiavimo kultūrą ir gebėjimą siekti konsensuso. Darbas NATO, stipriausiame karinėme alijanse istorijoje, mane išmokė, kad esame stiprus ir saugus tiek, kiek stiprus ir saugus jaučiasi patys pažeidžiamiausi. Todėl kviečiu jūs draugė siekti, kad visi mūsų piliečiai šalyje jaustųsi saugus ir svarbus.